Noriu Jums trumpai pristatyti BankFeed, bei kokią realią vertę jis sukuria kasdienėje apskaitoje. Visų pirma, BankFeed automatiškai importuoja banko operacijas bei jas atpažįsta. Sistema priskiria klientus, tiekėjus bei dokumentus, jeigu reikia. Operacijos atpažįstamos pagal mokėjimo informaciją, tokią kaip pavadinimas, IBAN arba mokėjimo paskirtis. Taip pat pagal istorinius duomenis bei tai, kaip Jūs su sistema dirbote anksčiau. Dėl to sistema su laiku tampa vis tikslesnė bei reikalauja vis mažiau rankinio darbo. Šiame puslapyje matome, pagal kokius kriterijus yra vykdomas atpažinimas. Bet jeigu bendrai paėmus, atpažinimas vyksta pagal mokėjimo informaciją. Joje pateiktas pavadinimas, IBAN'as arba mokėjimo paskirtis. Mokėjimo paskirtis iš tikrųjų yra svarbiausias atpažinimo kriterijus. Todėl, nes joje yra tokia informacija kaip pasikartojantis tekstas, pavedimas arba mokesčiai ir jį galima susijęti per teksto susiejimą, bei dokumento numeriai. Pagal dokumento numerį galime identifikuoti, su kokia sąskaita faktūra mokėjimas turi būti sudengtas. Taip pat sistemoje dirba dirbtinis intelektas, kuris mokosi iš Jūsų veiksmų, vadinasi, su kiekviena diena atpažinimas bus vis tikslesnis, nes bus mokomasi iš Jūsų veiksmų. Nuėjus į žurnalo eilutes galime matyti atpažinimo būseną. Pagal šią vietą galima spręsti, ar su eilute reikia atlikti papildomus veiksmus. Jeigu matome pabaigtą bei pirminis gretimas pilnas, su tokia eilute nieko daryti nebereikia. Nuėjus į sugretintus dokumentus, galime matyti, kad ID jau yra priskirtas, vadinasi, po registravimo šis mokėjimas bus automatiškai sugretintas su sąskaita faktūra. Taip pat, jeigu yra banko mokesčiai pridėti prie pavedimo arba klientas sumokėjo už sąskaitą faktūrą plus papildomai pridėjo avanso sumą, tokią eilutę galima automatiškai atskirti į dvi atskiras. Pavyzdžiui, šioje vietoje yra mokestis už sąskaitą faktūrą, tačiau į sumą buvo įdėta ir avanso suma. Paėjus į šoną galime matyti, kad šios sumos yra atskirtos ir tokiu būdu galime registruoti du skirtingus mokėjimus. Pavyzdžiui, pakeitus registravimo grupę. Prieš pat registravimą taip pat galima pasitikrinti ir balansą. Šioje vietoje galima matyti, ar tikrai visi dokumentai, kurie turėjo būti užregistruoti šiai dienai, yra sukelti ir ar nieko netrūksta. Tai koks rezultatas? Sutaupytas laikas, mažiau klaidų ir žymiai efektyvesnis darbas. Trumpai tariant, BankFeed padaro tai, kas anksčiau užimdavo kelias valandas, vos per kelias minutes.